Pasidalinti noriu knygą, kurią perskaičiau ką tik. Ne tik apie santykius, bet ir apie vaikus, apie sistemą, apie vaikų auklėjimą. Vaikus traumuoja labiausiai tai patys tėvai. Jėdamas, kad tavo artimieji, tavo tėvai yra patys geriausi, vis dažniau slopindavai savo troškimus ir sutikdavai, kad tu dar menkutis, nieko neišmanantis mažis. Kaip ir visi ėjai tu į mokyklą. Ten mokytojai pasakodavo tau, kad žmogus buvo bežionė, tik bežionė, kad jis buvo labai primityvus ir kvailas, nes tikėjo Dievą, kad yra tik vienas vadas viską žinantis, jis liaudės išrinktasis, jis pats čia apie politiką. Taip, sistema reikalavo, kad visi trokštų to paties, todėl visus aliai vieną prievartaudavo, dėjo pastangas palaužti individus, kad galėtų išsilaikyti. Tačiau staiga po nemažos krūvos metų tu sužinojai, kad sistemų yra daugybė ir jos itin įvairios. Paskui sužinojai, kad žmogus gal niekuomet ir nebuvo bežionė, kad išmintingas vadas buvo kvailiausias tironas ir kad tavoji karta ko ne visą gyvenimą nugyveno visai ne taip, kaip derėjo. Tada reikėjo gyventi kitoje sistemoje ir tu pats tapai tėvu ir nemąstydamas savo dukrą atidavai naujai sistemai, tarsi ta sistema būtų įkūnytas gėris, nors jau nebesi toks kaip anksčiau, pats nesusigaudinamas. Ką daras, jau nebebarškini barškaliukų. Tačiau kadaise pripažinęs, kad prievarta tai būtinybė ir pats stumiai prievartos gniaužtus tu savo vaiką. Nuo pat žilos senovės sistemos įvairiausios tai kilo, tai vėl žlugo ir keitė vieną kitą, tačiau visų tikslas buvo toks pats – sužlugdyti tave kaip valdovą, kaip išdidžiai išmintingą kūrėją ir paversti besielių vergu. Sistema visą laiką veikia per tėvus ir per tuos, kurie patys apsiskelbė esą protingiausi mokytojai, kurie naujus mokymus veikia ir naują sistemą. Tačiau tai reikia tik šiek tiek įsižiūrėti, kad aiškiai pamatytum. Tie naujieji siekiai grindžiami senaisiais išskirt tave ir Dievą. Atsistoti tarp jūsų ir stengtis, kad gyventumei ir dirbtum naujai sistemai, o ne savo, ne Dievui. Visos aliai vienos sistemos siekia to paties. Ir dar čia labai įdomiai parašyta, paradoksalu, tačiau būtent mokytojai, patys mokytojai yra neįveikiama kliūtis keisti sistemą. Tai knyga rašyta seniai, bet tikrai galioja dar ir šiandien. Apie tai, kad labiausiai savo vaikus traumuoja tai tėvai, tai man paskutiniu metu yra labai stipri. Čia įrašą šitą dalinuosi ne tam, kad jūs kaltintumėt savo tėvus, o tam, kad pagalvotumėt, kokie jūs tėvai esate savo vaikams.